Baltoji Vokė ir vėl tapo sportinio azarto, energijos ir bendrystės erdve. Tradicinė sporto šventė subūrė gausų būrį dalyvių, sirgalių ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjų, sukurdama tikrą bendruomeniškumo ir sporto nuotaiką. Čia sportas daugiau nei varžybos. Tai aistra, draugystė ir tradicija, jungianti kartas. Ši šventė, puoselėjama ilgamečio jos organizatoriaus Genadijaus Baranovičiaus, per daugelį metų tapo neatsiejama rajono sportinio gyvenimo dalimi. Nuoseklus darbas ir atsidavimas pavertė ją laukiamų įvykių, kasmet pritraukiančių vis daugiau dalyvių. Renginio programa buvo kupina veiksmo ir emocijų. Sporto šventę pradėjo mokyklų lengvosios atletikos rungtys, o vėliau azartą kaitino krepšinio, tinklinio, ringo, svarsčių kilnojimo bei rankų lenkimo varžybos. Čia kiekvienas galėjo atrasti savo discipliną, išbandyti jėgas ir pajusti varžybų dvasią. Kaip ir kasmet, didžiausio dėmesio sulaukė tradicinis 10 km bėgimas Baltoji Vokė – Rūdninkai – Baltoji Vokė. Prie starto linijos išsirikiavo net 164 dalyviai, patyrę sportininkai ir ambicingi mėgėjai. Kiekvienas jų bėgo dėl savo tikslo – rezultato, asmeninio rekordo arba paprasčiausiai norėjo nugalėti save. Šių metų varžybose įspūdingą pasirodymą surengė Vitalij Kuznecov, distanciją įveikęs per 32 minutes ir 36 sekundės. Moterų grupėje nepralenkiama buvo Veronika Kalašnikova, finišą pasiekusi per 36 minutes ir 5 sekundės. Jų rezultatai – ištvermės, strategijos ir valios įrodymas. Sveikinimai nugalėtojams, pagarba visiems dalyviams, nes kiekvienas įveikęs trasą ar stojęs į sportinę kovą, čia pasiekė savo mažą pergalę. Šventėje dalyvavęs vicemeras Valdemaras Sliževski pabrėžė, jog tokie renginiai stiprina bendruomenę ir įkvepia aktyviam gyvenimo būdui. Tačiau sporto šventė tai ne vien rezultatai ar medaliai. Tai žmonės, kurie kuria atmosferą. Sportininkai, sirgaliai, savanoriai ir organizatoriai. Tai gyvas įrodymas, kad aktyvumas, konkurencija ir gera draugija tai derinys, kuris visada veikia. Baltosios Vokės sporto šventė dar kartą patvirtino. Ši tradicija gyva, stipri ir reikalinga. O jei kitą dieną kažkam skaudėjo raumenis, vadinasi šventė tikrai pavyko. Iki pasimatymo kitais metais.